Labas, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Net nežinau, kelintą dieną jau, seniai baigiau skaičiuoti. Pasidalinsiu šiandien, kokie nauji atradimai buvo su pasiūlymu, kurį dabar ką tik praleidau persiniausiai. Turiu 54 žmonės, kurie lydsus vadinamus, arba tos kontaktus, kurie užsiregistravo ir visiškai pakeitė mano kryptį, arba gal kitaip sakant, mano žmonių, kuriuos pritraukiu būdus. Tai aš suprantu, kad Reanimation, atmerk akis, iš tikrųjų labai buvau nukreipęs viena tik kryptimi, tai yra, jeigu tu kažkuo nesi patenkintas gyvenime ar šiaip kažkas, aš tau padėsiu, žodžiu, yra sistemos, yra dalykai, kurie tau padės visą tai įgyvendinti ir kitaip pakeisti, sakykime, ne? Bet didžiulė problema ta, kad aš taikiausi į žmonės, kurie, aišku, kaip ir aš anksčiau buvau, yra pasimetę, nežinantys, tokie, užstrigę ir taip toliau, bet nebūtinai yra verslininkai, nebūtinai turi, sakykime, ten įmonės ir to dirba, tai didesnės. Tai aš tiesiog dabar pradėjau visai kitą pusę linkti ir paleidau reklamas, kur realiai siūlau lankytojų skaičių padidinti svetainės. Ir ta reklama iš tikrųjų pakankamai tikrai sekasi, tai yra kažkur tai nuo $1 iki $2 yra tam tarpe už vieną žmogų, kad ta prasme ateina ir aišku registruojasi, duoda savo puslapio, savo vardą, elektroninį paštą ir puslapio adresą. Tai iš tikrųjų aš galiu pasižiūrėti, kas tokie, paskambinti, jeigu reikia mailų parašyti ir taip toliau. Ir dabar viena didžiulė problema susidarė ta, kad aš kai gaunu daug kontaktų, aš turiu skambinti realiai, ne? Ir kadangi jie manęs nežino, kadangi aš nieko visiškai su jais nesudaręs anksčiau, sakykime, tai jie į mane žiūri kaip maždaug, ką čia siūlo, gerai, bet tai kas čia tokie ir taip toliau, jie nori daugiau informacijos. Tai užuot paskambinęs jiems, aš realiai turėčiau padaryti darbelį šiek tiek, tai yra padaryti iš koks numeris skambys, pas mane nerodomas numeris, tai kad toks numeris skambys, taip pat susisiekite su manimi arba pridėkite mane į Facebooką, ne? Kitas dalykas, kad štai specialus pasiūlymas, kad pažiūrėti, kurie pirkėjai yra, nes su jais visai kitaip gali elgtis, nes jie yra, kurie duoda pinigus iš karto, tai jie visai kitaip elgisi. Ir sekantis dalykas tai yra parduoti jiems bent jau pradinį paketą, tai yra lankytojų. Ir, sakau, susiduriu su ta problema, kad realiai, jeigu aš daugiau žmonių norėsiu, didesnis skaičius bus tų žmonių, aš tiesiog visiškai nepajėgsiu ir tai yra nesąmonė. Dėl to turiu automatizuoti būtent tą procesą, jeigu žmogus ateina, sakykime, kad ir 100 eurų nori nusipirkti to trafiko, sakykime, paketai yra ir už 100 eurų bent jau, kad pradėtų mokėti ir tada jau pažiūrėtum, žinai, kiek ten tų konversijų, viso kito ateina ir pagal tai su juo galėtume padirbti. Tai va, iš tos pusės pažiūrėsime, kaip dėliosis, nes, sakau, tikrai didžiulė problema darosi, kad žmonės registruojasi, jiems tas įdomu, užkabinikas jiems tikrai įdomu, bet kadangi nėra to tokio automatizuoto kažkokio tai būdo, nes dabar realiai tik tai gavau, užsiregistravo ir aš realiai turiu kontaktą skambinti arba e-mailų rašyti, net nesudėtų jokie e-mailo, sakykime, ten štai Facebook'o kažkoks, tai štai Google AdWords, ten kažkoks triukas, kur pasižiūrėkit būtinai, jeigu darote AdWords ir taip toliau, kad galėtumėt efektyviau reklamas ir aš per tai suteikiu jiems vertę, suteikiu, kas aš esu ir ypač su video aš jiems tikrai galiu daug daugiau duoti visiems vienu metu, negu atskirai su kiekvienu kalbant, kas dažniausiai užtrunka ten 10, 20, 30 minučių ir vienas žmogus, tai išvizuokit, kiek 50 žmonių reikėtų apimti. Tai tą darysiu. Ir dabar pagaliau jau atėjo mano klientas jau pasirašė daryti tą didesnį video, tai iš karto keičiasi planai ir laiko dalis teks didelė būtent darbo su tam tikrais klientais ir aišku, kaina tenai, sumos, kurias gauni, yra daug didesnė, nepalyginsi su, sakykime, Lietuvoje. Tai dėl to skirsiu laiko. O šiaip tai kam daugiausiai dabar laiko skiriu, tai yra būtent ateina, viskas čia persisuka grinai, čia viskas persisuka, ką tu darai, jeigu tu nori 3000 dieną uždirbti, ką tu turi daryti, kokie tavo turi būti tikslai, visai kitaip matai visą tą ir sakau, visas taip persiorientuoja ir matai, kad, kur šūda mali, kur nereikalingi visai dalykai, kur tik tai, darai kažką, ką darytum, bet tai net neš rezultatų, nes tiesiog
kai kurie dalykai tiesiog gaunasi, kad tu darai, gauni pinigus, bet tu realiai ant vietos stovi, nes tu praleidi tiek pat, kiek uždirbi ir atrodo galbūt daugiau uždirbi, bet tiesiog matematikos nežinai, nematai ir pasirodo vietoj stovi. Tai va šitie dalykai labai keičiasi ir suprantu, kad tiesiog turi būti mąstymas ir tiesiog turi būti pirmenybė tiems dalykams, kurie atneša, jeigu nori kažkokios svarbus dalyko, arba kad tavo gyvenime tam tikros dalys, sakykime, jeigu yra gėlės ir tu nori, kad jos žydėtų, tai tu turi skirti tam tikrom gėlėm ir žinoti, kiek turi skirti laiko, palaistyti, prižiūrėti, kad jos augtų, nes jeigu taip nežinosi, tai tiesiog arba nuvys, arba supus, ar dar kažkas bus. Gera naujiena tai, kad turbūt pateksiu į žmonės, visiškai netikėtai, į žmonių žurnalą ir taip pat skaitysiu pranešimą. Vienoje čia tokioj madų, ne šventėje galime sakyti, tokioj madų kažkokioj tai rotušė sakė, ar nebus, kad rotušiai, nežinau, pažiūrėsim. Tai va, bus įdomu pasižiūrėti, kas dedasi, kokia ten tvarka ir kaip pasirodysiu pats. Aišku, prezentaciją darysiu pagal webinarų formulę, pasidarysiu taip, kad eitų link pardavimo to, kad realiai žmonės po to norėtų su manim pakalbėti. Ir kas dar? Svarbiausiai, aš pastebiu, svarbiausiai būti, nepasimesti tame, aš tą darysiu, tą turiu daryti, oi, čia bus fainiau ir taip toliau, bet visą laiką tą pajausti, kad tu esi centre savyje, kad ta prasme, kad viso to, kaip aš sakiau, visą laiką, viso to esmė yra jaustis gerai, turėti gyvenimą, kuriuo esi patenkintas savimi, patenkintas, myli save, myli aplinką ir labai gerą šiandien patarimą, tiksliau, skaičiau iš Wayne Dyer, kas žinot, Wayne Dyer, jisai mirė čia prieš kelias dienas ir šiandien kaip tik žiūrėjau, ką jis anksčiau ten rašė ir buvo vienas, sako, labai geras, sako, tokį vieną pavyzdį jisai turėjo ant scenos, atsinešė apelsiną ir paprašė kas nors, kad atsakytų, sako, jeigu aš suspausiu šitą apelsiną, jeigu aš jį suspausiu, iš kokios sultys išeis. Ar išeis obuolių, ar išeis ten citrino, ar dar kažkino, ir aišku, sakė, kažkas iš auditorijos sako, tai aišku, kad apelsin. Ir sako, tai išeis tik tai tas, kas yra viduje. Ta prasme, koks jūs įsivaizduok dabar, jeigu tu esi citrina, jeigu tu esi kaip apelsinas, galvoju apie citriną dėl to. Jeigu tu esi kaip apelsinas ir tas apelsino sultis, sakykime, yra, jeigu iš tavęs išeina pyktis, jeigu tave kiti žmonės nervuoja, jeigu tu susinervavęs, jeigu tu kažkoks tai esi nepatenkintas ir tave kiti žmonės labai lengvai užnervuoja ir tu piktas esi, tai iš tavęs išeina pyktis, neapykanta, nepasitenkinimas ir taip toliau. Ir tai yra tavo viduje, nes tai išeina. Ir ne tie žmonės yra, jie tik tai spaudžia tave, ta prasme, tu esi spaudžiamas, bet išeina ne meilė, ne atsipaldavimas, ne kažkoks, žodžiu, tolerancija ar tiesiog supratimas, o išeina pyktis, išeina noras sugriauti, noras paniekinti, noras pažeminti, noras kad atsikabintų ir taip toliau, ir visą tai slypi mumise. Tai iš tos pusės tokį irgi davė idėją, kad ką visą laiką darai, kad žiūri, kuo tu esi užpildytas, kas pas tave viduje ir kad būtent nebūtų tas kažkoks, tai aš kažkur einu, čia bėgu, darau, kažkur nubėgsiu, bet iš tikrųjų, kad tu visą laiką būsi čia ir dabar. Kokia tavo situacija, kiek tu uždirbsi, su kuo būsi, nesvarbu. Nes tu visą laiką būsi čia ir dabar ir jeigu tu nemokėsi jaustis, būti dėkingas už tai, koks tu esi dabar, ką tu turi ir kuo tu esi dabar, tai tu negalėsi būti niekados patenkintas, nes tiesiog niekada neužpildysi to. Ir su šita gaida susideda tokie dar keli
pamastymai apie tai, kad kaip tu atsikeli ryte, kaip aš atsikeliu ryte, kokia mano nuotaika būna, kaip aš jaučiuosi ryte, nes ryte dažniausiai išduoda tai, kas mane neramina, kaip aš jaučiuosi apie gyvenimą. Ir pavyzdžiui, dabar šiom dienom tiesiog buvo sunku, ar tiesiog kai kurie dalykai nesusidėlioja ir atsikeli ir galvoji, o blin ir vėl, žinai, o rytas, o čia ta. Ir tada pajauti maždaug kaip tu dabar jauties arba kaip sukuri požiūrį į gyvenimą, koks jisai dabar yra, jis tikrai toksai niekur gero nenuves. Tai ką viso to pabaigoje, kaip pasakysiu, tai yra dabar žiauriai, aš dėl to ir atskyręs visą šitą laiką, man 2015 metai iš vis yra didžiausių pasikeitimų metas, mąstymo perfrazavimo, žodžiu, visų tų informacijos žinojimo, kokie keliai, kaip klientų atvežti, kaip lankytojų atvesti ir visa kita. Ir aš pasiryžęs dabar, aš esu įlindęs į purvą ir kasu juodos rankos, panagės prilystos žemių, kasu. Kodėl? Tam, kad iškaščiau kažką tai tokio, kuo giliau iš vidaus iškaščiau, kas iš tikrųjų tenai yra. O tai yra, kad tu gali viską, kad tu sugebi viską ir jeigu kad tu sugebi visko, tai reiškia žinoti, ko žmonėms reikia, kas jiems svarbu ir jiems sugebėti tai duoti. Tai va, tokelis. Tai va, šiandienos klausimas, komentaruose būtinai parašyk, kaip tu jautiesi ryte atsikėlęs. Kokia tavo nuotaika arba koks tavo jausmas, kai tu atsikeli ryte. Iki.